Sveiki, mėlėjai. Šiandien reidas bus kitoks. Staiga netikėtai kvepiantis atostogomis. Klaipėdoje naujų metai kažkam prasidėjo iki jų likus 2 paroms. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad iš Mainų gatvės 8 namo kiemo, o šiame pastate įsikūręs bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyrius, ruošiasi išvažiuoti visiškai girtas automobilio Mercedes-Benz vairuotojas. Suskubę tikrinti informaciją, kelių policijos patruliai pastebėjo, kad iš kiemo į Judrų Šilutės plentą išvažiuoja tas pats automobilis. Jis buvo sustabdytas, vairuotojas išties visiškai girtas. Surakino kaip Maidano nusikaltėlį. Kaip Maidano nusikaltėlį? Taip. Šita mergaitė graži jūs surakino, taip? Bet jūs vidury sankryžos stovit? Šilutės plento ir jūsų automobilis? Sėdžiu mašinoje. Dabar taip. Gerbiamas Artūrai, bet kaip jūsų automobilis atsirado vidury sankryžos Šilutės ir Debreceno gatvės sankryžos? Atsirado. Aha. Jie privertė taip padaryti. Jie. Supratau. Jie tai kas? Girdi, Vaičikauskai. Klausau jūsų. Malonu, kad pažino. Tai netoks jau girtas vadinasi esat. Jeigu tu nori su jais kalbėti, tai pasakyk, kad jie man atarkintų rankas, jie užšia. Tai niks. Bet jie turbūt... Nespausti. Nu, turbūt jūs tampėt mergaitę iš plaukų, turbūt? Ne. Jeigu surakino. Labai švelni. Švelni? Bet aš nesupratau, kas nuo ko prasidėjo, bet man skauda. Paprasčiausiai aš nesupratau, ko jie nuo. Supratau, gerbiamas Artūrai, žinokit, nerakina šiaip taip. Ir taip nerakina. Aš nieko nepadaręs. Jeigu aš būčiau kažką tai blogo padaręs, aš būčiau į mišką išėjęs. Gerbiamas Artūrai, aš tai galvoju taip, kad taikių žmonių nerakina antrankiais. Nu kažkas tai buvo, vadinasi. Ne, nebuvo. Nieko nebuvo. Jeigu, palauk, dabar tą nuleisk šitą... Nuleidau. Va. Nuleisk pinksulę. Nu, nuleidau. Pakilėk iškėlė. Nuleisk, iš vis nuleisk. Artūrai, man nepatinka, žinokit, girti man nepatinka vairuotojai. Girti, kaip ir aš girtas, sakysim, bet čia yra papulvokas. Randas vingi darylė. Man Skauda? Taip, bet yra konstitucijos teisės, kad taip negalima. Kaip 2 valandas, daugiau negalima. Jie neturi teisės manęs laikyti. Kaip? Ne, apie 2 valandas nieko negirdėjau. Konstitucija, paskaityk. Bet žinokit, dar gali jūs iš tikrųjų truputį ir uždaryti areštinę, žinokit. Ne. Jie gali uždaryti. Ne. Todėl, kad pasipriešinimo nebuvo. Nebuvo? Ne. Tai antrankius mergaitė šiaip uždėjo? Nebuvo. Konstitucijos teisės. Davai, paskaitom, Vaičikauskai. Nu tik tai ne prie -5. Gerai. O parduotuvė dirba normaliai. Taip. Davai, grinai, normaliai, Vaičikauskai. Konstitucijos teisės. Davai, greitai, pasakai. Galima ar negalima? Galima. Ką jie gali, ar... Aš manau, kad jie gali. Dabar kitas klausimas. Matomai, kad gali. Gerbiamas Artūrai, dar iki naujų metų visa para, o jūsų girtas. Kaip čia dabar bus rytoj? Nesvarbu, rytoj man yra dzin. Aš važiuoju į baseiną ir plaukiu ir taip toliau. Supratau. Man yra dzin. Supratau. Ir šiandieną, aš gyvenu šiandieną. Bet ką jie šiandieną padarė, taip negalima elgtis su žmonėm. Aš nenusikaltėlis. Visų pirma, negalim girtam važinėti. Pradėkim nuo to, kad negalim girtam važinėti. Nevažiuoju, sustojau, atėmė, bet visų pirma. Ir kiek valandų galima išlaikyti? Pasakyk, kiek valandų išlaikyti? 48. Ne 48. Pilietis nelabai teisus. Piliečiui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,56 promilės alkoholio. Ir pareigūnai jį gali laikyti tol, kol jis išblaivės. Tai yra +0. Pareigūnai jį nuvežė į policijos komisariatą, kuriam bus surašytas ne tik protokolas už vairavimą, kai yra nustatomas sunkus girtumo laipsnis, bet ir už pasipriešinimą ir įžeidinėjimą. Priminsime žiūrovams, kurie ir šiais metais ketina taip elgtis, kad pasipriešinimas ar garbės ir orumo įžeidimas užtraukia baudą nuo 144 iki 289 eurų, arba pilietis gali būti baudžiamas areštu nuo 15 iki 30 parų. O vairavimas, kai yra nustatomas sunkus girtumo laipsnis, užtraukia baudą nuo 579 eurų iki 868. Taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 24-36 mėnesiams. Arba nusižengimas gali būti įvertintas 10-30 parų areštų. Tačiau vis tiek atimant vairuotojo pažymėjimą 2-3 metams. Automobilis išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę.
Sekmadienį apie 2:30 dienos Klaipėdoje vadinamajame Mokyklos gatvės rajone policijos patrulierius sulaikė girtą vairuotoją, kuris ką tik buvo pasišalinęs iš įvykio vietos. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,61 promilės alkoholio. Automobilyje buvo 6-metė vairuotojo dukra. Policija gavo pranešimą, kad Žemaičių gatvėje automobilis Renault Laguna kliudė automobilį Nissan Note ir nuvažiavo. Po kelių akimirkų policija sulaikė ieškomą automobilį, važinėjantį po garažų teritoriją. Labą dieną. Nefilmuok. Kodėl? Nefilmuok. Labą dieną, su naujais metais. Neatsitik. Pastovi Facebook, esam draugai. Nefilmuok, būk žmogus, nefilmuok. Jūs esate išgėręs. Taip, bet aš važiavau, tik norėjau apie garažą apsukti, su vaiku. Su vaiku važiavot jūs? Su mašinu. Ir mes esam Facebooko draugai. Draugai esam, aš jums įdedu tenais. Jėzau, aš jūsų gerbėjas esu geras. Nu, aš, pavyzdžiui, dabar žinokit, už tokį darbą jūsų nelabai gerbėjas. Ir aš negerbiu, girtų vairuotojų negerbiu. O kiek priputėt? 2,6, bet ne tam esmė. Nu. Prašiausiai, va, čia gyvenu. Mažoji. Kur? Va, geltona namė. Buvo už tos geltonos tvoros. Ta, kur geltona tvora? Jo. Aha, nu. Mažoji sako, nu pabandom, man. Pirkau, tai laikaus teisės, viską. Ai, dar be teisių? Nu, O kom vardu esat? Mažoji sako, nu apvažiuojam apie garažą, nu apvažiuojam. O kom vardu esat? Saulius. Saulius niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, teigia, kad dabar jau subrendo tam reikalui, lanko vairavimo kursus, mašiną štai nusipirko. Kaltę Saulius pripažino ir gailėjosi dėl incidento, sakė, kad nekenčia girtų vairuotojų. Tikrai nekenčiu išgėrusių vairuotojų. Niekur nevažiuočiau, tikrai nevažiuočiau niekur. Norėjau tik apie garažą apsukti viską. Supratau. O vairuotojo pažymėjimas kur? Laikaus teisės, dabar jau Ai, niekada nebuvot. Neatsidės. Neturėjau. Neatsidės, sumokėsit baudas kraupės. Kraupės baudas sumokėsit ir galite toliau savo. Aš niekada nekenčiau, vis laik buvau prieš. Ne, sakykit, gerbiamas Sauliau, aš norėjau jūsų seniai paklausti. Jūs vairuotojo pažymėjimą esat prageręs ar iš naujo? Niekada neturėjau. Niekada neturėjot. Kiek jums metų? 35. 35. Mano laida yra 15 metų, nu tai ir žiūrit 15 metų. Ir žiūriu, aš jūsų laidą ir aš esu jums ten įmetęs tam tų vaizdelių Facebook. Aš jūsų gerbėjas. Supratau. Gintarai, Supratau. aš nekenčiu girtų vairuotojų vaikus, aš pats turiu 2 vaikus. Paprasčiausiai. O mažo, kiek mažai metų? Ne, žinot, aš papasakosiu nuo pradžių iki galo. Taip. Atvežė mašiną, nupirkau, laikaus teisės, vot prie pabaigos. Jau dabar jau viskas atsidės. Neatsidės. Nu, sakė, kad atsidės. Nu. Tėti sako, važiuojam čia į garažą mažoji. Ir tik įvažiavom į tą garažą masyvą ir policiją. O avarijos nepadarėt nieko? Prabrėžiau mašiną. Kurią? Tai čia jau tada, Nėra dabar. tai čia tada jau reikalai tai keičiasi, žinokit? Jau čia reikalai, čia jau ne šiaip važiavimas, čia yra išgėręs. Tėti, pravažiuojam. Nu ir viskas. Ot norėjau apie garažą apsukti ir užkliuvo mašiną. Gerbiamas Sauliau, čia jau tada keičiasi situacija. Čia nevažiavimas yra išgėrus. Čia yra avarija, nuvažiavimas iš įvykio vietos. Taip. Dar su mažu vaikų važiavot čia. Mane, Gintarai, aš su visko sutinku. Žmonės. Parodysit per Baltikumą, ne? Būtinai. Būtinai. Žmonės, nevairuokit niekada išgėrę. Aš esu prieš. Žudo vaikus, tie prigėrė, vairuotojai, va. Žudo. Aš čia patį norėjau. Atsiprašau už visus. Už visus išgėrusius vairuotojus atsiprašau. Tikrai atsiprašau. Gerai, Sauliau, neperšalkit. Kur jūsų šalikas? Nėra. Blogai. Gintarai, aš jūs... Einam žiūrėt, ką prisidirbom. Gerbiamas Sauliau. Prabrėžiau šoną. Čia kuri čia? Čia yra rimta jau. Čia jau pojūčiai, čia jau virš 2 reikia pūs, kad taip nejaustų. Virš 2 ir ypač. 2,61. Tai yra sunkus girtumo laipsnis. Tik išgėriau. Sakau, dukra. Fleškikė sekmadienį. Nu, važiuojam, nu ir ten prabrėžiau. Į bažnyčią geriau reikėjo nueiti, negu tą fleškytę išgerti. Gintarai, aš esu jūsų gerbėjas. Supratau. Gintarai, jūsų gerbėjas. Ką su mergaitė darysim? Laidą visą laiką ir... Nu. Gerbiamas Sauliau, ką mes su mergaitė darysim? Mama yra? Ne, mama darbė yra. Svarstė, kad nekęsti girtuoklių, jį įpareigoja pavardė, kuris sutampa su vieno žemaičių vyskupo pavardė, kuris 19 amžiuje kovoja su paleistuvystėmis ir girstoklystėmis. Sauliui buvo paaiškinta, kad mašina dabar keliaus į policijos saugomą automobilių stovėjimo aikštelę, tad pasiūlyta iš jos pasimti vertingus daiktus. Saulius pasimė magnetofoną ir tą skardinę alaus. O Mokyklos gatvės rajono žmonės sako, kad čia būna dažniau, kai girti vadalojasi. Atsakot, girtų čia važinėja? Taip. Tikrai? Tikrai. Gerai, pasisukinėsim, išgaudysim visus girtus. Tankiau. Ponia, už tokios tvoros gyvenat, jums joks girtuoklis nebaisus. Ne, į tvorą važiuoti. Geros dienos jums. Einu žiūrėt, ką gerbiamas Saulius pridirbo.
Tai štai kokia nuomonė, kiek ilgiau užtruko paieškos asmens, kuris galėtų pagloboti mergaitę, kol tėvas bus policijos komisariate. Mama dirba, pilnametė sesuo negali. Tai buvo surasta šeimos draugė, kuri mergaitę turėjo pagloboti, kol mama grįš iš darbo. Pareigūnai vairuotoją Saulių nuvežė į tą vietą, kur buvo kliudytas automobilis. Jis pripažino, kad kažką juto, bet pagalvojęs, kad tai nereikšmingas susiglaudimas veidrodėliais, nuvažiavo toliau su dukra važinėtis. O dabar keliamės į kitą siužetą. Parodykit tą per televizorių. Taip. Gintarai, parodykit. Girti. Nebandykit vairuoti, aš esu prieš. Užmušiu visus, kas girti važiuos. Nu, čia žiaurokai pasakyti. Bet... Aš tik apie garažą norėjau pasakyti. Kiekvienos reido laidos puošmena rubrika filmuoja reido reporteriai. Ir štai dėmesio į ekraną. Kairėje ekrano pusėje apmaudi avarija. Kelyje į Melnragę. Na, kas taip reikiuojasi? Kur jūs žiūrite? Panašus pavairavimas Vilniuje Konstitucijos prospekte vos netapo avarijos priežastimi, kai Outlanderio vairuotojas pabandė įrodyti savo viršinybę prieš mus, mažesnius, aplink esančius. Ukmergė dabar pamatysite itin įžūlų krovininio transporto pasirodymą prieš pėsčiųjų perėją. Ir nepasakokit, kad miestas tuščias, lenkti negalima prieš perėją ir tiek. Klaipėda, Debreceno gatvė ir taksi pasirodymas prieš pavojingą pėsčiųjų perėją atrodo toks nestabilaus vairuotojų pasirodymų kveptelėjo, ką? Kitas lenkimas liaudėje vadinamas per Marytės plauką. Atrodo, ištisinės linijos tai jau nebėra, bet vis tiek saugumo jausmo tokie lenkimai nelavina. Ne. Automobilio BMW pasirodymas toks irgi kraujas stingdantis, juk galėtų kažkaip netaip drastiškai vairuoti mūsiškiai. Ką čia BMW, žiūrėkit kaip Škodos varinėja Lietuvos keliuose. Kelias Trakai Onuškis, vingiuotas kelias, kalnuotas kelias, posūkių nemažai. Bet šis drąsuolis turbūt kelią atmintinai žino, kad taip rauna. Jis tik nežino, kad kas kitas iš priešpriešos atvažiuot gali. Gal geriau, kad jis nesužinotų to. Ir dar apie Škodas vakarinis Vilniaus aplinkelis, jame greitis ribojamas iki 80 km/h. Reporteris važiavo 90 km/h. O kiek ta Škoda ėjo ir nuėjo 140 km/h? Ko gero, kad tiek ir bus. Mes čia taip, vizualiai nusprendėme, o kas mums uždraus taip spręsti? Olandų žiedas Vilniuje, kuriame silkių tuntas plaukėja, o ne eismas vyksta. Tačiau šįkart komentarų daug nereikia, kai vienas norėdamas tvarkingai įvažiuoti į žiedą kerta ištisinę liniją, kitas, kad taip nedaryt, rauna iš pirmos žiedą, negana to jam iš paskos klevas, tai tikrai neturėjo, kad pamiršti, kaip per tos žiedus važiuojama. Nedaug trūko, kad dar ir galan būtų gavęs. Vilniaus valdžia sako, kad čia sankryžą statys ir žiedą naikins. O Jakūžėde irgi būna istorijų, tiksliau jų nebūna, jos čia pastovios, kai šokinėjama per greičio slapinimo kalnelius nardoma tarp juostų, užvažiuojama ant tų žiedo vietų, ant kurių nedėrėtų būti automobilistams. Dabar jūsų dėmesio reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Antroje laidos dalyje tęsime šios televizijos sezono pasirodymus keliuose, bei laidą baigs jūsų ir mūsų rubrika Filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek buvo reklamos ir anonsų, na o dabar reidas, antroji dalis. Pirmadienį truputį po 6 valandos ryto kelyje už Rimkų susidūrė du automobiliai. Neblaivus automobilio Opel Vectra vairuotojas Edgaras prieš lengvą posūkį lengvai snūstelėjo, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir šonu trenkėsi į Klaipėdos link važiuojantį automobilį Renault vairuojamą Michailą. Labas rytas. Labas rytas. Nu, kaip sekasi? Gerai. Gerai sekasi? Ja, aš nenoriu šnekėti. Aš irgi nenoriu, žinok. Žinok, aš nenoriu, kad tu vairuotum, žinok, girtas, vat kame reikalas. Nu, aš ir pats noriu vairuoti, bet man išėjo, kad aš... Nu, taip išėjo. Klausyk, o kur tu buvai čia, kai nesupratau, iki 6 ryto, 7? Kur čia? Kas dirba? Kur? Iki 7 ryto? Taip. Tu juokauji? Koks klubas dirba? Iki 5 ryto jie. Nu, o kur 2 valandas buvai po to? Neužkabliuokit, aš nenoriu šnekėti tikrai. Tu turi draugą, aš jaučiu. Draugė. Supratau. Klausyk, bet dabar reikalų turėsi, tai ką žinau? Visiems bus. Nu, ką reiškia visiems būna? O kokiu greičiu važiavai čia maždaug? Žinau, negreitai iš tikrųjų. Negreitai? 70. 70. Panašiai. 70. O snūsteliai ar... Taip. Snūsteliai? Taip. Supratau. Nu ką, o dabar mama, Dokumentų ieško namuose?
Mama, duos diržą dabar tau, turbūt, ne? Jau čia bus dabar reikalų. Nu ką, aš žinau, tu pavairavai. Ko mes į vardu? O lapas, tavo lapas? Šaunuolis, kad nors lapas, žinok, prisikliavęs esi. Ar mamos lapas? Ne tavo lapas? Ne mamos, ne mamos. Edgarui nustatytas 1,5 promilės girtumas. Jis po nakties klube važiavo namo. Prie Veiviržėnų gyvenantis jaunuolis sakė, kad vakare jis turėtų pasirodyti tarnyboje blaivus. Tarnauja jis jaunesniuoju jūreivių karinėse jūrų pajėgose. Na, mes nežinome, kaip karo laivinė bus įvertinti jo žygdarbiai sausumoje, tai yra Rimkų kelyje. Tačiau mes tik žinome, kad už tokius pavairavimus, snūstelėjimus, avarijas ir girtumus yra atimamas vairuotojo pažymėjimas, stipriai paremiant valstybę. Penktadienio pavakarę Klaipėdoje Varpų gatvėje 25 metų automobilio Volvo S80 vairuotojas Šarūnas, važiuodamas atbulas, atsirėmė į automobilį Opel Astra. Atrodo, nieko čia tokio. Nu va, pasivažinėt atbulas įplanuojame. Vaikinas, iškart pamatėt, kai girsas? Ne, jisai kai išlipo iš automobilio, pamačiau, kai jisai svirduliuoja. Aha. Sakau, turbūt gėrė, sakė ne. Ne? Negėriau. Tada aš priejau arčiau jo, tada supratau, kad jis yra išgėrė. Supratau. Ir ką toliau tada padarei? Ką toliau, vaikinas toliau siūlė tartis. Nu, aš irgi, žinok, siūlyčiau tartis. Gerai, nu pas vaikiną. Einu pas vaikiną. Sugadino vakarą, ne? Nu, ne, tu turėjau su sesą susitikti. Ja? Nu, sėdžiu čia dabar, savalandą. Taigi atbulinės avarijos autorius girtas Varpų gatvės gyventojų Šarūnui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,61 promilės alkoholio. Ir tai dar nieko tokio. Tačiau pasirodo, prieš mėnesį už girtumą vairuojant iš Šarūno jau atimtas vairuotojo pažymėjimas. Labas vakaras, gerbiamas Šarūnai. Visą gerą. Kodėl? Nenoriu šnekėti. Kodėl nenorit? Ar mes nesifilmavom nei karto? Ne, nei kartą. Nu tai dabar filmuosimės. Nenoriu. Kodėl? Kiek įpūtėte? Kiek leido? Kiek įpūtė? Neįtariu. Įtariu. Supratau. Taip. Tas. O sakykit, jūs vairuotojo pažymėjimą turėt, kad nors Šarūnai? Taip. Ir esat prageręs jį? Ne. Kovo. Paslėpęs. Paslėpęs esat? Ne, esu pasidėjęs į stalčių. Supratau. Į komisaro stalčių, taip? Taip. Supratau. O tai jūs nepastebėjot to automobilio? Ar kaip ten buvo atbulas važiavo? Nepastebėjai. Aha, jinai gal atsitrenkė jums? Taip. Ai, šit kaip. Ir čia jokai baigėsi, nes pusiau padorus automobilis Volvo bus konfiskuotas. Štai tokie mes grįžtame penktadienio vakarą po darbo. Štai tokių mūsų sulaukė merginos vakarienę pataisusios, o mes va imame ir pragerėme mašinas, sąžinę, pinigus ir darbus. Šis policijos ekipažas tik pradėjęs darbą penktadienio vakarą, dar šmėžos ne kartą mūsų laidoje, o dabar keliamės į kitą siužetą. Taigi ši istorija išskirtinė to, jog vieną vakarą neabejingi žmonės Rimkose pamatė keistai važiuojantį automobilį, buvo paskambinta policijai ir mums, laidai Reidas. Pranešėjas važiuodamas paskui automobilį diktavo policijai, kur važiuoja įtartinas automobilis. Jūrininkų prospekte treniravosi policijos kinologų ekipažas, tad netrukus buvo sulaikytas automobilis, o vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Kas nutiko? Išgėręs važiavau. Išgėręs važiavot? Taip. O kodėl išgėręs važiavot? Taip reikėjo? Taip reikėjo. Taip reikėjo, supratau. Bet dabar problemų bus? Bus. Ir didelių problemų? Ir supratau, ne policija jūsų gavo, kažkokie žmonės paskui važiavo. Tai vadinasi, kreivai važiavot, ką? Aišku, nesunkus girtumas, bet todėl žmonės ir pamatė jūs šleivojant. O kur važiavot maždaug į kurią vietą? Mielas ponia, galit pasakyti? 69, čia muštininkų neradom, nei aplinkų, nei viename. 2, 3, Dabar žiūriu dar vienas, kad ten sėdlos narkotikų. 2,37 promilės alkoholio, toks šio vairuotojo girtumas. Vidutinis, mašina be techninės apžiūros, vairuotojas be draudimo, jokių kitų dokumentų neturėjo. Na, o nuo balandžio 1-osios už tokį girtumą, kai yra fiksuojama virš 1,5 promilės, vairuotojui lauks teismo individualiai nustatoma bauda. Tai yra, tai priklausys, kokią koją tądien atsikels teisėjas, kuris gali mostelti ir 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Anksčiau už vidutinį ar sunkų girtumą galėjo susilaukti 868 eurų baudos ar 30 parų arešto. Dabar girtumas bus kriminalizuojamas. Na, pagyvensime, pamatysime. Tačiau viena aišku, kad girtiems vairuoti nevalia.
O dabar Reido reporteriai perima eterį ir mes sakome kartu su jais, kad mes nežinome, ar šis baltos spalvos Lexus automobilis ilgai važiavo Poškos ir Neniškio eismo juosta pažymėta A raide. Bet mes žinome, kad sukti dešinėn degant raudonam šviesoforo signalu yra tiesiog nepadaru. Istorija iš Herkaus Manto ir Daukantų gatvių sankryžos. O čia istorija iš kitos Herkaus Manto ir Liepų gatvių sankryžos. Ir taksi vairuotojas nusifilmavo pagrindinėje miesto sankryžoje net su 3 viešojo saugumo kameromis, kurios primena išnarplėje bet kokias avarijas įvykusios kažkur šaunant per draudžiamą signalą. Minijos gatvė ir Mažojo Niekšelio šūvis per 2 ištisinės linijas mums primena Minijos gatvėje pavojinga. Kelias Klaipėda-Kretingalė. Stovi ženklas, kad priekyje sankryža daug avarijų, juk čia Kopūstų kaimo sankryža išties daug avarijų, o tas itin drastiškai vis tiek lenkia. Klaipėda, Mogiliovo gatvė, pėsčiųjų perėja. BMW Ponte jau pilotė, jų galėjai sustoti prieš perėją ką? Moteris jau buvo pusę gatvės įveikusi. Kelias į Palangą. Suka pilietis vilkiko vairuotojas į kairę. Eina, jeigu suki, tai turi būti įsitikinęs, kad niekas neprivers tavęs šitaip sustoti. Štai taip, užpakalį į judrų kelią iškišus. Įvažiavo ir sustojo pusiau išlindęs. O čia situacija iš Palangos, kuri iliustruoja visą mūsų abipusį bendravimą ir supratimą keliuose. Nutarė palenktyniauti lengvoji mašina ir keleivinis autobusas. Laimėjo autobusas. Keleivinis. Avarija ir Londone yra avarija ir ten didelių karų vairuotojai kartais grybą supjauna, nesižvalgydami į galinio vaizdo veidrodžius, mūsų tautiečius skriausdami, kai va vienam kirto į šoną aną šeštadienį. Ir savaitės pavairavimas pas mus atkeliavo iš Klaipėdos, Taikos prospekto ir sausio 15 gatvės sankryžos. Škodos vairuotojas pavarė prieš eismą. Galvojate viskas? Pavarė ir nuvarė. Kaip vairuojame, taip ir gyvename. Šiandien viskas ir mes pasimatome kitą antradienį, kaip visada 8:30 vakaro Baltikum televizija rodys Reidą. Ir tai bus kraštinė sezono laida. Būkite aplankyti. Sudiev.